Yeah. Geras klausimas. Norėtų susidaryti dugnas, to ratu tokis nebeigia. Ne. Turi šitą visai, bet tas yra durnaotas. Nokia turi garantiją, priduosiu kitą pasiūlymą. Nes reikia tik... Sargiai pasidarė. Paimk vėliavą, paimk. Sausio pirmą laiką viską gerai. Indrutė treniruojasi, nes nori turėti jau savo tokių kaip tu, tai treniruojasi. Kiek įtraužės rūšiai? Tai tokia rūšiai dalį, nu? Tik daili mergina, taip ir meras sega. Įsivaizduok, jo kadė, ta pati, kurio čia. Ačiū Jums labai. Visą gyvenimą dėkuoju. Dabar jau aplikuoju į universitetus ten. Ačiū, čia Jūsų dėka. Mama daugiausiai čia. 3 jau. Ne, Man reikia to. Žinoma, jeigu užrašysite prašymą. Kur tu tokia? Čia Artūro. Mano. Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, dovanos Vilniaus miesto savivaldybei Lietuvos valstybės istorinę herbinę vėliavą, plazdėjusią nuo 2013 metų lapkričio 2 dienos iki 2015 metų kovo 11 dienos. Miesto svečiai ir be abejonės šio, sakyčiau, istorinio momento liudininkai. Šiandien, kada minime mūsų nepriklausomybės atkūrimo 25-asias metinės, turime dar vieną galimybę būti simbolinio istorinio momento kūrėjais. Kaip žinote, diskusijos, kas ir kaip turėtų būti su Lukiškių aikšte, vyksta ilgai. Vieni turi vienų idėjų, kiti turi kitokių idėjų, bet ne viena jinai netapo tokia, kuriai pasakytų žmonės, imam ir padarom. Ir aš tikrai labai esu dėkingas viešai įstaigai Mūsų vėliavos, kurie prieš keletą metų kreipėsi Vilniaus miesto savivaldybę su siūlymu, o galbūt čia mūsų istorinė vėliava pastatom ir tokiu būdu ją sureikšminam ir įtvirtinam. Po keletos metų
tai tapo kaip jau ir neatsiejamų miesto ir Lukiškių aikštės simboliu. Po to, po kiek laiko, kilo dar viena mintis, kad galbūt reikėtų tada šiai vėliavai, mūsų istoriniai vėliavai, kaip ir paminklą pastatyti. Tai būtent šiandien čia ir esame tam, kad, pavartosiu žodį, įpaminklintume mūsų istorinę vėliavą Vytį. Ir kad šis momentas istorinis būtų dar svarbesnis, mes pakvietėme, kad šiandien šią istorinę vėliavą pakeltų į dangų, taip kaip savo laiku gerbiama Leokadija Juškienė laikė trispalvę toje legendinėje istorinėje nuotraukoje per mums žinomą 89 metų bananų balių. Taip liaudėje buvo vadinamas tas įvykis ir protesto akcija. Ir Leokadija su trispalve kietų sovietų kariuomenės šalmų fone tapo mūsų savotiškai Žana d'Arc. Ir būtent matyt simboliška, kad po tiek metų šiandien jums bus, gerbiama Leokadija, galimybė pakelti istorinę Vyčio vėliavą. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25 sukaktį dovanoja Vilniaus miesto savivaldybei Lietuvos valstybės istorinę vėliavą, kuri plazdėjo nuo 2013 metų lapkričio mėnesio. Dabar sulankstoma senoji vėliava, ją priims ir įprasminimą tęs Vilniaus miesto savivaldybės vardu Vilniaus miesto savivaldybės meras Artūras Zuokas. Dabar nėra ko, vėjas bėgioja katre. Aš kaip savo mergaitės Walking these small waters, atsisukę į tave. Mes tavo vaikai.